Sveiki, guys, į mano pirmą podcastą. Aš dabar nežinau, kur žiūrėti, ar ten, ar čia. Kad jūs žinotumėt, kiek laiko čia užtruko viską sudėlioti. Dabar mano kamera taip stovi juokingai ant fotelio gabalo. Aš pasikėliau tą kamerą. Anyways, sveiki visi, mano vardas Greta. Labai džiaugiuosi pradėdant šitą podcastą. Jeigu tu dabar pirmą kartą klausaisis mane, čia mano pirmas epizodas. Aš labai ilgą laiką turėjau, kol pradėjau šitą podcastą. Labai ilga, bet trumpa kelionė, kur Dievas man parodė, kad aš turiu pradėti. Tikrai Dievas su manim tiek dalykų turėjo pirmą pakeisti mano širdį, kad aš būčiau pasiruošęs dėl to. Ir aš kažkaip noriu dabar trumpam pasimelsti. Tai Dieve, ačiū tau, ačiū, kad tu esi, ačiū, kad tu man rodai, Viešpatie, ačiū už tos, kurie klauso dabar. Aš meldžiu, kad tavo šventoji dvasia parodytų mums naujus dalykus, Viešpatie, ir kad tie klausantis tiesiog turėtų atvirą širdį išklausyti, ką tu turi jiems paruošęs šiandien klausant manęs ir tavo žodžių. Jėzaus Kristaus vardu aš meldžiu ramybės ir kad aš sakyčiau tik tai tą, ką tu nori, kad aš kalbėčiau. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Ojei, aš žinok, taip sukaitau, aš tokia visą prakaituoju. Net nespėjau kavos išgerti šiandien ryte, nes taip viską ruošiausi, kad jūs žinotumėt, koks mano kambarys dabar atrodo. Čia taip viskas švaru, o aplink tai viskas taip messy. Gerai, tai aš pirmą šitame epizode noriu pradėti kalbėti, tiesiog paaiškinti, papasakoti, kaip Dievas man rodė, kad aš turiu pradėti šitą podcastą. Tai įvyko labai stebuklingai. Aš dar taip gyvenime garsiai Dievo nesu girdėjus. Plus noriu pasakyti, kad mano brolis su sesė yra apačioj, tai gali būti, kad brolis pradės rėkti, tai neįsigaskit. Bet aš pradėsiu nuo pradžių. Šitam podcaste aš tik tai kalbėsiu apie, kaip Dievas mane rodė šitą visą podcastą padaryti. O jau kita serija, antra serija bus mano liudijimas, kaip aš įtikėjau, kas aš esu, kur aš gyvenu. Tai laukit kito epizodo, kitą savaitę tikrai nufilmuosiu ir stebėkit. Bet šiaip tai labai Dievas man kalbėjo šiais metais, tai pradėjo šitais metais, man taip Dievas aiškiai kalbėjo, kad Dievas turi paruošęs man jo pažadus, naujus pažadus ir kad aš įeisiu į tuos pažadus šiais metais ir taip garsiai girdėjau, laiką leidžiant su Dievu per savaitę, kažkaip tikrai turėjau širdį, kad Dievas nori mane vesti toliau, kad ne tik dabar aš neturiu dabar slėpti tą savo tikėjimą, nes aš toks žmogus, man labai patogu, turėti šitą kelią su Dievu, niekam nelabai skelbti, ypač per socialines, aš visada, sakau, Dieve, čia tikrai ne mano kelias per socialinius, nes, aš visada taip žiūrėjau, kad, bent turiu socialinės, kad, gerai atrodysiu ir ne kaip, keistuolė. Nežinau, ar jūs suprantat, ką noriu pasakyti, bet
jo, aš per socialinės taip kažkaip visada low-key toks žodis yra angliškai, aš nenorėjau skelbti iš vis, ten biškai apie Dievą, bet sakau, taip niekados neturėjau širdį, kad taip turėčiau viešai skelbti Evangeliją ar kažkaip. Bet jo, pradėjus metus, aš pradėjau klausytis, mano kamera atrodo, kad toj numirs. Daug Dieve, kad jinai nenumirtų. Žodžiu, kalbėsiu tol, kol jinai numirs. Tai pradėjau šitais metus, aš pradėjau labai klausytis vieną podcasterę, taip labai random buvo, iš vis neturėjau jokių intencijų, žinai, klausyti jos, bet jinai kažkaip atėjo ant mano Instagramo ir jos vardas Gabriela Analisi, aš galiu, įdėti jos platformą, žinai, pasižiūrėkit. Aš kelis jos podcastus buvau pasiklausius ir taip Dievas man pradėjo kalbėti per jos tos podcastus. Aš klausau ir aš taip, man tokios mintis kyla, eik tu sau, čia, jeigu jūs paklausysit jos podcastą, jinai iš vis negimus krikščioniškoj šeimoj, jinai gyveno LA, Los Angeles, Amerikoje ir Dievas prie jos prisilietė labai ir jinai iš vis apie Dievą nieko nežinojo, iš vis, žinai, ir jinai pradėjo šitą podcastą daryti ir jinai taip kalba, gražiai apie Dievą, taip, aš nemoku pasakyti radikaliai, taip, be jokios baimės, taip geriau gal pasakyti. Ir aš sėdžiu ir aš klausau ir aš galvau, Dieve, eik tu sau, kaip tu gali žmonės padaryti tokius courageous, tokius, tikrai tokius, karius, tokius, jie nieko nebijo, nes tu pakeitei jų gyvenimus ir atrodo, jie dabar nebijo nieko apie tave kalbėti, žinai. Ir aš taip klausausis jos ir galvoju, Dieve, aš čia sėdžiu, žinai, tikinčioj šeimoje, žinai, aš taip slėpiuosis, taip nieko nedarau ir aš taip sėdžiu ir taip girdžiu Dievą, čia random kokia diena, žinai, ir taip girdžiu, žinai, toks, nežinau, ar jūs, patyrėt ypač tikintis, žinai, jeigu tą balsą, kaip tu žinai, kaip Dievas tau kalba, žinai. Ir aš klausausi šitos mergaitės ir man Dievas sako, žinai, Greta, aš noriu, kad tu taip darytum. Ir aš taip, aš galvoju, čia tikrai mano mintis, žinai, jau pasižiūrėjau, jau noriu podcastą daryti, žinai, galvojau, tikrai ne, pirmą pagalvojau, ar tikrai Dieve mane, kita mintis, bet būtų fainai kažkaip čia pradėti tą podcastą, žinai, o trečia mintis, tai tikrai Dieve ne, aš taip, aš bijau, aš bijau, yra toks žodis angliškai exposing, aš bijau būti matoma kitų, žinai, aš dar nepasiruošus, man tiek pradėjo minčių kilti, žinai, ir žinojau, kad Dievas, ypač pradžioj, kaip jis man tai pasakė, kad lietuviškai, o aš gimus Anglijoje, aš į angliškas mokyklas ėjau, aš lietuvių kalbą tik tai žinau nuo tėvų, ir nuo bažnyčios savo. Tai man lietuvių kalba tai nėra taip lengvai, tai jeigu jūs klausot dabar ir galvojat, kad aš turiu akcentą, tai, žinokit, aš negyvenu Lietuvoje, aš gyvenu Anglijoje ir mano aplamai, dabar dar gerai, žinai, bet prieš metus, net dabar man labai striginėja dar, žinai, lietuvių kalba. Tai kaip Dievas man pasakė, kad aš turėsiu lietuviškai kalbėti, aš įsigandau labai ir aš kažkaip, užkasiau. Va, girdžiu, brolis ateina, bet tikiuosi, kad pas mane neateis. Anyways, aš užkasiau tą mintį,
Aš tikiuosi, aš teisingai sakau dabar, jeigu ne, nesijuokit. Aš užkasiau tą mintį ir kažkaip paleidžiau, bet vis viena, aš melsdavausi ryte, žinai, laiką leisdavau su Dievu ir man vis viena, taip atrodo, negaliu pamiršti to žodžius, kur Dievas man davė, žinai, negaliu pamiršti tą kažkokį idėją, kur Dievas man davė, žinai. Ir vyko pas mus bažnyčioje, čia Londone, vyko pas mus kiekvieną penktadienį vyksta penktadienio malda ir aš nuėjau vieną savaitę ir aš turėjau vėl pakeisti šitą, kad pakrautų, aš dabar nežinau, ar čia taip pat atrodo. Ujei. Nu, žodžiu, jūs turėsit bear with me, kaip sakant, nes pirmas epizodas visada nesigauna taip smooth, bet gerai, ką norėjau sakyti, kad aš taip atsisėdau maldoj ir sakau, Dieve, jeigu tikrai čia yra iš tavęs, jeigu tikrai tu mane, čia nėra iš mano minčių, tu tikrai man davei šitą paraginimą, tai parodyk man, žinai. Ir aš taip girdžiu, Dievas sako, aš noriu, kad tu paimtum 3 dieną pasniką ir kad tu pasnikautum nuo socialinių tinklų, nuo nekrikščioniškos muzikos, išvis jokios ten, išvis tik krikščioniška muzika. Ir būtinai turi 30 minučių, pabūti su Dievu, praleisti su Dievo laiku, paskaityti Bibliją, užsirašyti mintis, kurias ateina, žinai. Ir aš tai pradėjau daryti. Ir tai buvo penktadienis, tai aš nuo šeštadienio, tai šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį dariau tą pasniką. Ir kad jūs žinotumėt, kaip Dievas man pradėjo kalbėti, nes ypač nuo socialinių tinklų aš visada taip, savaitę, 2 gal nuo Instagramo, bet vis vieną turėdavau gal TikTok arba Facebooką. Aš sakyčiau, aš 13 metų ar 12 metų jau turėjau Instagramą. Tai jau aš nuo labai mažens amžiaus turėjau tiek tie socialiniai tinklai man tiek įtakos darydavo. Ir kaip aš padariau šitą pasniką, aš pirmą kartą pajaučiau, kad nutraukta nuo visų tų pasaulietiškų idėjų, ten, kaip čia pasakyti, opinions. Dabar turiu pagalvoti, opinions. Žodžiu, visų tų pasaulietiškų minčių ir viską, ką pasaulis dėda į ką mes girdim, ką mes matom. Ir aš per tas 3 dienas, kai pradėjau taip iš tikrųjų su Dievu leisti laiką, aš tai pajutau tokį, kad tik aš ir Dievas ir niekas daugiau, niekas man negali influencint, žinai, niekas negali man rodyti, ką daryti, kaip gyventi, žinai, tik tai Dievas. Ir aš pradėjau, aš taip turėjau paraginimą Efeziečių knygą perskaityti ir, aš ten daug kartų esu perskaičius, bet kažkaip šį kartą, kai perskaičiau, man kiekvienas žodis atrodo tokią laisvę duoda ir viską, ką skaičiau, ką girdėjau, tai viskas buvo susiję grinai su šito podcastu, kur Dievas mane ragino daryti, kad, ten rašė ir aš kaip girdžiau Dievą, ten rašo, kad, mes esam parinkti Dievo, mes neturim bijoti, Dievas su mumis, žinai. Ir aš kiekvieną rytą atsikeldavau ir skaitydavau ir aš sakau, Dieve, tikrai,
tikrai aš noriu eiti toliau, aš noriu daryti toliau tavo valią, aš nenoriu daugiau slėptis, nes tą laisvę, kurį jis man davė, tą gyvybę, kurį jis man davė, aš jam visą gyvenimą dėkosiu už tai, kad jis mane išlaisvino iš tiek daug. O, kad jūs žinotumėt, kitoj serijoje jūs sužinosit mano visą tą gyvenimo istoriją. Bet jo, ir aš kažkaip, ir ta muzika, kitas dalykas, aš esu labai muzikos mėgėjas, aš labai muziką klausausis, aš atsikeliu ryte ir klausausis muziką. Aš, visada klausausis muziką, bet aš ilgą laiką jau neklausausis ten, jeigu ne krikščioniška muzika, tai aš labai taip, limituoju, ką klausausis, nes labai, manau, kad jūs žinot, kad labai muzika gali įtaką didelę daryti. Bet jo, kaip aš pradėjau tik tai krikščionišką muziką klausytis, tai man tiek džiaugsmo atėjo, man tiek ramybės atėjo, atrodo, ta muzika kaip gali pakeisti gyvenimą, žinai, aš atsikeliu, man džiaugsmas, aš nueinu miegot, man džiaugsmas, nes aš ką dedi, to ir tapi, žinai, ir jo, tas laikas buvo toks nuostabus, toks amazing, bet pasnikas pasibaigė ir aš pradėjau vėl tą muziką downloadint, klausyti, žinai, nekrikščionišką. Ir aš noriu pasakyti, kad ta muzika, ten nesikeikia, ar ten apie, narkotikus, ten seksą, nieko apie tai nekalbėjo, ta muzika, bet jinai vis viena nebuvo krikščioniška. Ir, gali būti tokios tokios kind of depresinės muzikos, žinai. Ir tada aš socialinius tinklus visus vėl downloadinau, aš pradėjau vėl Instagramą žiūrėti, TikToką, tie du mano mėgstamiausi, nes tiek laiko praleidžiu ant jų, kad, žinok, net nesveika. Facebookas, YouTube'as, visi tie socialiniai tinklai ir aš pradėjau vėl viską žiūrėti, ir tik kaip įleidau vėl tas visas dalykus, man su Dievu, aš su Dievu mažiau laiko leisdavau ir toks buvo vėl blokas. Atrodo, kaip Dievas man atidarė akis, žinai, ir aš vėl, žinai, tas užuolaidas uždėjau, sakau, nes vėl, sakau, pasnikas baigėsis, tai, baigėsis, tai ir baigėsi, žinai, tai ir, aš ir toliau gyvensiu, kaip gyvenau, žinai. Ir žinokit, per tą laiką, kaip aš vėl viskas sugrįžo man tokios mintis vėl pradėjo kilti, tokie gundimai, kur aš jau metus gal neturėjau, bet tokie gundimai, kad tipo, Greta, tu nieko nedaryk, tu pažiūrėk, tau tik 20 metų, tu palauk, kol tau 26, kol tu, tikrai būsi subrendu, žinai, tikrai jau būtum, jau išgyvenus tą gyvenimą, žinai, neužsidėk šitą pressure, šitą spaudimą, nes žiūrėk, tu dar turi pagyventi pasaulį, tu dar turi nueiti į klubus, tu dar turi taip gyventi, žinai. O aš seniausiai nenorėjau jokius klubus, aš iš vis, jau ilgą laiką jau man visi tie dalykai atsibodo, žinai, man iš vis niekados neidavo jokie gundimai, žinai. Ir man atėjo visi šitie dalykai, visokios baimės, kad tipo, aš negaliu eiti į tą lauką, nes aš dar nesu pasiruošus. Nes aš jauna, nes aš, man kilo
tiek minčių, tiek, kaip sakant, melų, kad aš turiu tik tai nedaryti. Ir sakau, aš turėjau gundimų, baimės, tiesiog nepasitikėjimo savim. Ir aš apsisprendžiau, žinai, aš tikrai nedarysiu va šitą podcastą, tikrai ne. Jeigu jūs žinotumėt, aš tikrai apsisprendžiau, kad tikrai ne. Aš tikrai ir ypač lietuviškai galvau, tai tikrai nedarysiu, nes, aš pradėjau klausyti tas visas mintis, man viskas nusitraukė ir aš, ir aš nenorėjau daryti. Ir aš universitete esu ir aš per savaitę nuvažiuoju ten ir gyvenu, norėjau sakyti viešbutį. Tai aš universitete gyvenu bute ir ten vyksta mano universitete toksai krikščioniškos klubas, society, vadinasi angliškai Christian Society arba Christian Union. Ir aš šiais metais pradėjau ten eiti ir jie daro ketvirtadieniais tokį šlovinimo vakarą ir ten pastoriai ateina pamokslauti, lyderiai ateina pakalbėti apie temą, žinai. Ir šito semestr, nežinau, jie pradėjo temą apie Bibliją ir aš nežinojau apie tai, bet aš ketvirtadienį buvau universitete ir aš po darbo buvo labai šalta, labai, jau naktis, jau aš tokia pavargus buvau, nes aš, universitete dar einu į darbą po universiteto, tai aš po darbo grįžau ir aš tokia pavargus buvau ir šiaip tai aš, aš tokia, aš realiai visur einu, kur Dievas yra ir man niekados nebūna toksai, būna nuovargis, aišku, bet šį kartą taip nenorėjau eiti, toks tiesiog norėčiau atsigulti į lovą, žiūrėti filmą ir užmigti, žinai. Bet kažkaip aš sakau, reikia nuvažiuoti, žinai, ir nes man, aš visada nuvažiuoju ir man kažkaip visada Dievas kažką papasakoja ir kažkaip žinojau, kad turėjau širdį, kad turiu nuvažiuoti. Ir aš noriu biškį čia, off track, kaip sakant, bet aš turiu vieną Dieve, kaip sunku, padėk man čia kalbėti lietuviškai. Mergina su manim gyveno tam bute ir jinai iš Irano ir jinai mokinosis labai geram universitete, jinai darė masters, bet jos viza kažkaip tai ten, expirino ir jinai turėjo grįžti atgal į jos šalį bet aš jai niekados nebuvau kalbėjus apie Dievą, žinai. Ir aš kažkaip turėjau širdį, kad aš turiu tikrai su ją išeiti, pavalgyti ir kažkaip jai pasakyti apie Jėzų, žinai. Ir aš taip vengiau ir aš taip nežinojau, kaip net paklausti, bet mes draugės buvom, žinai, bet niekados nebuvom abidvi išėję. Tai aš jos paklausiau, žinai, klausyk, gal nori susitikti, eiti pavalgyti prieš, aš einu į Christian Union, žinai. Ir jinai sako, žinok, aš negaliu, nes mano vaikinas atvažiuoja aplankyti mane, tai negaliu. Ir aš taip, o Dieve, aš dabar pramisinau tą momentą jai papasakot apie Dievą. Bet taip Dievas iš karto davo mintį, žinai, tai rytoj su ją susitik penktadienį.
Ir aš sakau, nu gerai, tai parašiau ją ir aš rašau ir aš sakau, nu tai galim gal penktadienį susitikti. Ir jinai man parašo, jo, kaip fainai būtų, tikrai labai norėčiau, ačiū, kad pakvietei, žinai. Ir aš sakau, o va, gerai, Dievas viską sudėliojo. Ir dabar čia buvo biški toks sidetrack istorija, bet čia labai tokia, norėjau pasidalinti, nes Dievas taip nuostabiai veikia. Tai aš tada tą ketvirtadienį susiruošiau, pavalgiau ir važiuoju į tą vakarėlį. Ir aš atvažiuoju anksčiau, pusę valandos anksčiau, nes aš gavau 7 prasideda, o ten 7:30 prasideda. Ir aš atvažiuoju ir man taip šalta, taip tamsu, aš galvoju, dabar aš čia sėdėsiu pusę valandos ir lauksiu. Ir plus nuėjau į tą pastatą, kur praeitą tam darė tą renginį, bet vakarėlį ir nebuvo, jie pakeitė pastatą. Ir aš taip tingėjau ten paklausti, žinai, kažko. Ir aš įsėdau į mašiną ir važiuoju ir sakau, tikrai aš niekur neisiu, žinai, nelauksiu čia pusę valandos. Ir aš važiuoju namo ir taip, nežinau, ar jis patiria tokį, tie, kur tikintis, tą balsą, kaip Dievas tau, taip labai, toks tylus, toks be jokio spaudimo, bet taip Dievas sako, man sako, pasilik, apsisuk ir pasilik. Aš sakau, Dieve, aš taip nenoriu, aš dabar eičiau į lovą, taip atsigulčiau, taip fainai, pažiūrėčiau filmą. Bet Dievas sako, ne, eik ir apsisuk ir nueik. Ir aš apsisukau, vėl nuvažiavau į parkingą, pasiparkavau. Paskambinau draugiai, sakau, kur jūs esat? Ir nuėjau ir labai fainai buvo ir aš atsisėdau. Ir taip sakau, sėdžiu, bet taip galvoju, Dieve, kažką tu man parodysi šią naktį, žinai. Ir atėjo toks vienas vaikinas ir jis ten prieš 10 metų buvo irgi studentas ir, jis dabar tiek, nuostabių dalykų daro, jis į šitas mokyklas važiuoja, skelbia evangeliją, jis, nežinau kaip lietuviškai, jis yra, lėktuvus taiso, tai ir jis pasakojo apie savo gyvenimą ir jis, pradėjo temą kalbėti apie Bibliją ir kaip Biblija yra svarbu ir kaip mes turim mylėti tą Bibliją, kad mes studentai krikščionys, mes neturim, žinai, pasidėti ten ant lentyno, žinai, ir žiūrėti į tą Bibliją, bet mes iš tikrųjų turim ją, skaityti, mes turim suprasti, kad čia yra Dievo žodis. Ir jis taip gražiai kalba ir sako, žinokit, kiekvienas žodis, kur yra Biblijoje, yra iš Dievo. Ir jis ant galo pasako, aš nežinau, kas turi tai išgirsti, bet Dievas turi kažką jums paruošęs. Ir Dievas turi kažką, jums asmeniškai paruošęs. Ir jūs turite į tai įeiti. Ir jis sako, žinokit, nestebėkit, jeigu jūs turėsit baimių, jeigu jūs turėsit šitų gundimų, nepasitikėjimų, nežinokit, the enemy, nežinau, velnias, man velnias toks žodis, bet iš tikrųjų, velnias jis darys viską, kad nutraukti mus nuo to, ką Dievas yra mums paruošęs. Ir aš taip klausau ir man ašara bėga ir aš galvau, Dieve, aš čia per plauką atėjau, aš galvoju, aš galėjau lovoj gulėti, filmo žiūrėti, bet tu mane dabar čia atvedei, kad aš išgirsčiau tai. Ir žinokit, mane tai prisilietė jo tie žodžiai, aš supratau,
Dieve, aš negaliu nusisukti nuo to, ką tu esi man paruošęs. Aš turiu įeiti, aš neturiu bijoti, aš tiek minčių turiu, tiek baimių, tiek gundimų, tiek visko, bet Dieve, tu matai ir tu paruošęs man kažką. Ir aš po to šlovinimo vakaro, aš grįžau ir aš važiuoju ir aš prie buto pasiparkavau ir aš sėdžiu mašinoj ir aš rašau viską ant savo notes, ant telefono, užsirašiau viską, kas įvyko, nes man tai buvo, tikrai liūdimas, tikrai Dievas taip nerealiai man viską parodė ir aš rašau, verkiu ir rašau, nes taip, aš net nesuvokiu, aš sugalvojau, Dieve, tu man tiek esi paruošęs. Ir 2 dalykus man Dievas parodė. Vienas, tuoj palaukit, dabar turiu prisiminti. Vieną dalyką, kur tikrai prisiminiau, kad Dievas, kodėl Dievas norėjo, kad aš tą 3 dienų pasniką daryčiau būtent nuo socialinių tinklų, nuo nekrikščioniškos muzikos ir kad aš būtinai radikaliai su Dievo laiko praleisčiau kiekvieną rytą, nes ne tik Dievas norėjo, kad aš pasninkui daryčiau, bet kad tai būtų mano gyvenimas, ypač dabar šitam sezone. Man Dievas parodė, kad Greta, aš noriu, kad tu visas dienas, ne tik tas 3, bet nuo šitos dienos, kad tu toliau tai darytum. Ir aš supratau, wow, Dieve, kaip viską tu sudėliojai, Ir taip žinojau, aš mašinoje sėdžiu ir aš žinau, kad Dievas sako, Greta, jeigu tu nori dabar įeiti į tą, tu turi paleisti. Ir visada, kaip mes einam kažkur su Dievu, visada tas kelias su Dievu, mes pastoviai turim keistis, mes pastoviai turim paleisti dalykus, mes pastoviai turim paleisti tos dalykus, kur mus traukia atgal, nes Dievas yra tiek paruošęs mums, jis tiek turi mums planų ir mes turim tiesiog į tai įeiti, mes neturim bijoti, bet kad mes įeitume, tai kaina ateina su tuo, bet su Dievo pagalba mes galim paleisti tuos dalykus. Ir aš sėdėjau mašinoje ir aš supratau viskas, aš paleidžiu Dievę, aš iš tikrųjų paleidžiu viską, aš noriu naujai gyventi su šitu nauju matymu, kur tu man sakai dabar gyventi. Ir aš viską paleidžiau, visas socialinės, visą muziką, bet vieną, ko negalėjau paleisti, tai Instagramas. Man tai buvo kaip, nežinau, kaip priklausomybė, man kažkaip Instagramas visada buvo toksai dalykas, kur aš prisirišau labai prie jo nuo 13 metų, nes aš visada galėdavau, aš paskui dabar papasakosiu, bet, aš negalėjau paleisti Instagramo, ir aš grįžau namo ir aš tą savaitę buvau namie ir nebuvau tam bute universitete, nes man paskaitos visos buvo online ir aš pasilikau namie ir aš taip jaučiu, kad Dievas sako, aš kažkaip paslėpiau, kaip pasakyti, labai ignorinau, kad man tipo reikia paleisti tą Instagramą, net kad aš žinau, kad Dievas man sako, nes jis sako visus, jis nesakė tik tą ir šitą palik. Ir aš vieną rytą, aš su broliu žiūrėjau, mano broliui 5 metai, ne 4, jam to 5 bus, ir mes žiūrėjom filmą kartu ir jis užmigo pas mane ir aš kažkaip vėl turėjau tokį paraginimą pažiūrėti vieną tokį podcastą specifinį ir aš peržiūrėjau, jis kaip užmigo,
aš žiūriu tą podcastą, aš visą išklausiau ir man vėl pakilo tas klausti Dievo, ar iš tikrųjų čia yra iš jo, ar iš tikrųjų čia yra iš jo, žinai, ir tikrai gauti tą patvirtinimą. Žinai, kaip mes krikščionys, mums reikia 50 ženklų, kad Dievas mums rodo tai, ir dar reikia 51, žinai, kad patvirtintų tai. Tai aš panašiai va taip ir dariau ir sakau, Dieve, dar daug, dar daug, nes tikrai noriu žinoti, kad čia iš tavęs. Ir žodžiu, aš atsiklaupiau prie lovos ir aš taip rimtai pasimeldžiau ir aš atsiklaupiau ir aš sakau, Dieve, čia buvo naktis jau labai, visi jau miegojo. Ir aš taip, Dieve, jeigu tu mane ragini daryti šitą podcastą, prašau, duok man ženklą rytoj maldoj, nes penktadienį vėl ta malda būna. Ir aš sakau, Dieve, iš tikrųjų duok man tą ženklą, kad tai būtų toks tiesiai, kad aš net negalėčiau prisigalvoti, kad čia ne tu. Aš tai pasimeldžiau, sakau, Dieve, tikrai man parodyk, nes aš arba einu, arba ne. Ir kitą rytą aš atsikėliau ir ryte, čia penktadienis rytas, ir aš atsiverčiau Bibliją ir prieš skaitant aš sakau, Dieve, aš negaliu paleisti Instagramo, aš negaliu, aš per silpna, Dieve, aš negaliu, aš tiesiog negaliu ir padėk man. Ir aš skaitau Bibliją ir ten rašo Jeremajos knygoje, kaip žmonos tokios, jos pasiliko žemėj ten, kur Dievas pasakė joms, kad jie turi išeiti iš tos žemės, bet jos pasiliko ten. Ir Dievas, jos sako Dievui, jos taip atsako Dievui, sako, kodėl mes tave sektume, kaip mums va šitie kiti dievai, nes jos kitus dievus garbino, kaip šitie kiti dievai mums duoda, mes nekankinam, mes nesikankinam, mums duoda valgyt, viską mums duoda tie dievai. Tai kodėl mes paskui tave, Dieve, eitume? Mes neįsim. Ir jos taip apsisprendė, kad jos neis paskui Dievą. Ir Dievas jos įspėjo, kad jos pražus toj žemėj. Ir jos, aišku, pasiliko ir jos pražudė. Numirė jos. Ir taip Dievas man sako, ir aš skaitau, ir Dievas man paskui, aš rašau, ir Dievas man atvėrė akis, atvėrė mano širdį ir sako, pasiklaus savęs, Greta, kodėl tu iš tikrųjų turi Instagramą, kodėl tu iš tikrųjų turi tą norą pasirodyti, kaip tu gyveni, kokia tu esi, kodėl, kas yra giliai širdį pas tave, kodėl tu galvoji, kad aš negaliu tau visą tą dėmesį, visą tą meilę duoti, kodėl tu nepasitiki manim. Ir aš sėdžiu ir aš supratau, Dieve, aš supratau tuo momentu, kad Dieve, tu viską man duodi. Visus tos momentus, kaip mes papausinam kažką ir mes gaunam tą, serotonin, nežinau, serotonin angliškai, bet tą laimės hormoną, ar ne? Ir paskui pažiūrim laikus, komentarus ir mums, jeigu negaunam tiek, kiek mes įsivaizduojam, mes iš karto mintis, tai aš negraži. Tai aš tokia. Matai, niekam neįdomu. Neturiu draugių. Žiūrėk, žinai, ir grinai tokios mintis eina. Ir tada kažkiek laiko praeina, ne, po viso to jausmo, kaip mes turim tą džiaugsmo hormoną, ne, ir paskui, kodėl mes jaučiamės, kad po savaitės, po kelių dienų mes vėl norim. Mes vėl norim to dėmesio, to kad būtume mes pripildyti to
dėmesio, meilės, kad žiūrėkite mane, žiūrėk, aš galiu pasirodyti, Kodėl aš taip Dievas man davė tuos klausimus, kodėl tu taip jauties, Greta? Kas pas tavyje yra širdį, kad tu nepasitiki, kad aš Dievas, aš taip tave myliu, aš tau viską aš tą jausmą tau galiu kiekvieną dieną duoti. Aš tą dėmesį tau kiekvieną dieną esu paruošęs. Aš taip tave myliu, Gretoj, bet tu nepasitiki mane lygiai taip pat, kaip tuos žmonos nepasitikėjo, kad aš jiems duosiu viską. Ir aš supratau tuo momentu, kad aš nepasitikėjau Dievu, kad aš sakau, Dieve, išgydyk mano tą širdį, ir aš supratau, tikrai Dievas man viską duos. Aš nenoriu būti vergas kažkoks, vergas šitam socialiniam. Ir atrodo taip juokinga, kaip aš kalbu apie kažkokį Instagramą. Čia net, narkotikai vienas priklausomybė, bet dabar mes tam amžiui, kur iš tikrųjų mes esam vergai šitų socialinių tinklam, žinai, mes naudojam jos, kad mūsų vertė yra nuo tų tinklų. Ir pasidaro toksai net prisirašimas, tikrai ta priklausomybė, kodėl mes jaučiamės tą norą paustinti tiek daug. Ir aš žinau, kad žmonės labai apie tai kalba daug, bet aš visada, čia nesąmonė, žinai, čia negali susidylinti su kažkokiais Instagramai, žinai. Ir, aš taip visada galvodavau apie kitus, galvojau, tikrai ne aš, žinai. Bet kaip Dievas man parodė, aš negaliu jo ištrinti, aš negaliu savo nuotraukas ištrinti. Bet tą rytą, žinai, Dievas man aiškiai parodė, ištrink visas nuotraukas, ištrink visas videos, ištrink viską. Ir dabar aš nesakau, kad aš nepaustinsiu, arba aš kažką ten nenaudosiu, čia ne apie tai, bet čia yra laisvės momentas. Ir aš supratau, ir aš nusiėmiau visas tas nuotraukas nuo TikTok, nuo Instagramo, aš Facebooko nenaudojau, bet šitų dviejų naudojau labai daug, ir aš žinojau, aš padariau tą sprendimą, ir žinokit, guys, aš tikrai be Dievo nebūčiau tai padarius. Aš tikrai nebūčiau tai padarius, nes man tie postai, buvo toksai pasirodymas, kad aš krikščionė, aš neinu į klubus, dar tą nedarau, bet bent Instagrame, žinai, žiūrėkit, koks gražus gyvenimas mano, žiūrėkit, bent aš galiu pasirodyti, kokia, žinai, ten ir ten. Tai kaip Dievas man davė tas stiprybės viską ištrinti, aš žinojau tuo momentu, aš esu laisva, kad aš nesu vergas tų socialinių tinklų. Ir iki šio momento aš neturiu nieko ten papaustinu, žinai, nes aš nejaučiu norą, aš sakau, Dievas mane išlaisvino jis mane, aš daugiau tų dalykų nenoriu. Jis atėmė tai ir pripildė, tikrai, man net nėra noro, kai prieš tai norėdavo ten papaustinti, kažką pasirodyti, man to nėra. Ir čia tik Dievui galiu aš padėkoti, tikrai aš net dabar kalbu ir aš nesuprantu, kaip Dievas gali taip momentaliai pakeisti mūsų širdis. Mes tiesiog turim būti tokie atvirus Dievui, pasakyti, Dieve, aš negaliu su savo stiprybėm paleisti šitą dalyką. Ir jis už mus, jis dėl mūsų viską padarys. Ir jis taip mus myli, jis taip nori mus keisti, jis taip nori naudoti situacijas ir visus tuos dalykus. Ir tą penktadienį po to ryto aš taip pasijaučiau, Dievas kažką daro. Ir aš į tą maldą važiavau penktadienį vakare. Tai čia viskas vyko ryte,
o dabar vakare aš važiuoju į maldą ir aš su savo tėčiu važiuoju. Ir mes nuėjom ten į tą maldos vakarą ir šį kartą darė laivą. Tai visą laiką, mūsų pastorė, jinai labai sirgo, jos gerklę labai skaudėjo ir šiaip tai būna ten, kad malda daugiau, ten 80% tik malda, žinai, o ten atvirkščiai buvo. Bet toks geras vakaras buvo, aš galė ten stovėjau, aš tokia Dievui dėkinga buvau, šlovinu Dievą, aš sakau Dieve, verkiu ten. Aš tiesiog tokia atidavęs viską Dievui, žinai, ir tokia dėkinga, kad jis mane taip išlaisvino iš tiek daug dalykų, žinai. Aš nežinau, ar jis turėjo tokių momentų, bet jūs taip meldžiatės arba ten kažkaip jūs supranta, Dieve, aš buvau tokia, bet tu mane pakeitei, tu mane išlaisvinai iš tiek dalykų. Ir man buvo toks vienas momentas iš tų, žinai, ir šlovina. Ir aš galvau, Dieve, aš taip sakau mintyse, galbūt tu man neparodysi, bet aš vis viena pasitikiu tavim. Kad tu gal rytoj man parodysi, gal kitą savaitę. Aš pasitikiu, nes tu mano visus kelius jau sudėlioji taip gražiai ir aš sakau, Dieve, aš nieko iš tavęs expectinu. Nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, bet I'm not expecting. Aš nieko, tu nieko man nepriklausai dabar, parodyti. Aš taip sakau, Dieve, tu viską žinai, tu viską sudėliojai, taip kaip turi būti. Ir aš kažkaip paleidau ir aš toliau šlovinu, žinai. Ir paskutinę minutę jau einam į pabaigą ir mano pastorė prieina, žinai, ir paima mikrofoną ir jinai sako, ir jinai pradėda melstis ir jinai sako, yra žmogus, kur laukia Dievo atsakymo šį vakar, kur jūs norit, kad Dievas patvirtintų, kad Dievas jums sako, jūs turite tai daryti. Ir žinokit, aš taip pradėjau verkti, aš galėjau atsisėdus ir aš supratau tuo momentu, Dieve, kaip tu viską kontroliuoji, tu viską girdi, tu visas mūsų maldas girdi, tu viską taip gražiai sudėlioji. Ir aš tiesiog, žinokit, aš gyvenime taip nesu girdėjus Dievo, taip tiesiai kalbėtų man. Ir jinai sako, Dievas nori jums pasakyti taip, kad jūs turite tai daryti ir jūs neturit bijot. Jūs nebijokit, eikit toliau, eikit ir darykit tą, ką Dievas jums pašaukęs daryti. Ir jinai toliau kalba, kad jinai sako, tu esi jaunas žmogus ir tai yra kažkas linkęs su media. Ir aš tuo momentu, aš galvoju, Dieve, negalėjo būti aiškiau. Negalėjo būti aiškiau. Taip Dievas parodė man, kad aš turiu pasitikėti jo. Kad tikrai čia yra iš Dievo, žinai. Ir, aš sėdžiu gale ir, man net kojos pradėjo drebėti, nes aš supratau, eik tu sau. Aš supratau, kad Dievas yra, aš žinau, kad Dievas yra realus ir jis yra, bet tuo momentu aš supratau, jis toks realus, jis toks gyvas, jis taip gali kalbėti mums. Aš net nemoku apsakyti, bet aš tam momente taip pasijaučiau, kad danguj, pasijaučiau, kad čia, negali būti taip, realybė. Ir aš verkiu ir aš sakau, Dieve, aš tokia,
tiek džiaugsmo turėjau širdį, aš galvojau, Dieve, tu taip myli mane, tu taip, aš buvau net nusiteikus, žinai, kad Dieve, jeigu tu man neparodysi, aš dėkinga, aš šlovinsiu tave ir aš toliau eisiu. Bet tu paskutinę minutę parodėjai man. Ir aš priėjau prie mano pastorės, aš atbėgau ir aš taip net negaliu sustot verkt. Aš negaliu sustot verkt, nes aš nesuprantu, kas atsitiko, kad taip atsitiko, žinai. Ir aš vos galiu prakalbėti ir aš taip, ir aš viską jai papasakojau, ką jums dabar papasakojau, visą tą kelionę. Ir jinai sako, žinai, aš net ir neturėjau, jinai sako, aš net nenorėjau šiandien važiuoti. Pirmą kartą, sako, sako, man taip retai būna. Ir jinai sako, aš net negaliu prakalbėti, sako, aš taip sergu, sako, aš net negaliu prakalbėti. Ir jinai sako, wow, sako, aš dabar suprantu, kodėl aš čia turėjau būti. Ir aš taip sėdžiu ir aš sakau, Dieve. Tai va, ir jinai, ką mes toliau pasišnekėjom, ir jinai sako, Greta, tau Dievas viską paruošys tau, nes Dievo našta yra lengva. Ir aš prisiminiau tos žodžius, Dievo našta yra lengva. Ir kad Dievas man paruoš žmonės ir jis duos man idėjas. Ir tikrai, iki šio momento, kur dabar filmuoju, Dievas man atvedė žmonės, draugės, kur padėjo man, kur sakė, va, pirmą epizodą, va, taip daryk, žinai. Ir taip Dievas viską gražiai sudėliojo. Tai va, aš noriu paraginti jūs, jeigu jūs klausot, bet kur jūs esate dabar, gal ant traukinio, gal ant autobuso, gal jūs einat namo, į mokyklas, į darbus, į universitetą, bet kur tu esi. Atverk dabar savo širdį Dievui. Atverk savo širdį Dievui ir klausk jo, Dieve, ką tu esi man paruošęs. Aš noriu eiti toliau, aš nenoriu slėpti, būti pasislėpusis daugiau. Aš tikrai raginu jūs, ten, kur jūs esat, Dievas turi tau asmeniškai kažką paruošęs. Galbūt tai nėra kažkokia kaip mano kelias, bet Dievas turi asmeniškai tau kažką paruošęs. Gal tu būsi, nežinau, gal ten mokykloje arba darbe, kur tu esi. Dievas nori, kad tu skelbtum Evangeliją ir kitiems pasakotumėm apie savo istoriją. Tai tikrai raginu jūs tai daryti. Ir dar noriu pasidalinti su tą draugę, kur Irane jinai buvo. Mes susitikom penktadienį ir nuėjom į kavinę ir aš jai sakau, jos vardas Sarah. Ir aš sakau, žinok, mes kalbamės ir aš žiūriu ją ir aš nežinau, kaip jai pasakyti apie Dievą. Man vis striginėja, žinai, ir aš galvoju, kaip aš dabar jai pasakysiu, hi, do you know who Jesus is? Man kažkaip labai, ir taip Dievas sako, papasakok jai, kas įvyko vakar tam Christian Union. Ir aš pradėjau jai kalbėti lygiai taip pat, kaip aš jums dabar papasakoju, aš jai papasakojau. Ir jinai sėdė, ir jinai vos neapsiverkė. Ir aš žinojau, kad viskas, aš padariau savo. Ir aš žinau, kad Dievas per mano tą, ką jis daro mano gyvenime, jis panaudojo jai, parodyti jai, kad Jėzus yra gyvas. Ir aš sakau, ir aš kalbu jai, ir aš sakau, aš sakau angliškai, žinai, aš sakau, I wish that everyone could experience God and this love and this peace that I have in my heart. Ir tuo momentu aš taip pajaučiau šventoji dvasia, kad šventoji dvasia buvo ten, tam momente ir mes ką galim daryti, tik tai sėti tas sieklas, o Dievas toliau darys, žinai, ir jo, Dievas taip viską gražiai sudėliojo, visą šitą kelią nuo pat pradžių,
pradėjusi šitais metais, Dievas, jūs matot, Dievas yra toks galingas, jis taip mus myli, mes taip neturim jį įdėti į dėžutę, žinai. Tikrai ateis tas momentas, kaip Dievas sakys, ar tu pasiruošęs dabar, ar tu pasiruošęs, aš dabar noriu tave vesti toliau. Ir aš meldžiu, kad mes visi būtume, brave, kad mes visi įeitume, nebijotume, be baimės, pasitikėdami Dievu, nes jis taip mus myli. Ir aš noriu jums pasakyti, jeigu tu pirmą kartą mane klausaisis, gal tu nesi krikščionis, gal tu iš vis apie Dievą nieko nežinai, gal tau iš vis religija Aš noriu jums pasakyti, kad Dievas, sekti Dievu nėra religija, tai yra santykiai, tai yra grinai santykiai, tai yra ne religion, tai yra religija, bet tai yra relationship, tai yra santykiai su tikru Dievu, su tuo Dievu, kur mūsų kūrė, kur mūsų ląstelės, kur visa mūsų kūno dalis padarė, kur visą pasaulį sukūrė. Jis nori santykių su tavim. Ir aš kai pradėjau eiti tuo keliu ir turėti santykių su Dievu, aš tapau tokia laisva. Aš nemoku jums pasakyti, aš esu laisva. Aš kiekvieną dieną, ar gera diena, ar bloga diena, aš turiu pasitikėjimą Dievu. Aš esu tokia pripildyta Dievu kiekvieną dieną. Ir aš nesakau, kad visos blogos situacijos pasitrauks dabar, kad jeigu tu eisi paskui Dievą, tikrai taip nėra ir tikrai taip nebus. Bet aš tikrai prižadu, kad Dievas visada bus su tavim. Nesvarbu, kaip baisiai atrodys, nesvarbu, kokioj tamsoj vietoj tu būsi, Dievas bus su tavim. Dievas bus su tavim ir jis yra su tavim. Tai va, aš noriu įeiti į pabaigą ir tikrai ačiū, kad paklausėt manęs, jeigu jūs iki galo dar esi ir tikrai turėk palaimintą dieną. Myliu jūs, Dievas myli jūs ir viso gero. Ate.